Sveiki laidos interneto profai žiūrovai. Šiandieną sveikinomės iš Aukštaitijos nacionalinio parko. Mano vardas yra Goda Raibytė Aleksa ir šiandieną sužinosite apie naują projektą, prie kurio galėsite prisidėti visi mėly žiūrovai. Su manim yra Rimvydas Širvinskas Makalius, labas. Labas. Ir bitės produktų komercijos vystymo vadovas Darius Daukša. Labas, Dariau. Labas. Dariau, gal gali papasakot, ką veikiame šioje nuostabioje vietoje, ką tik palijo, visur yra žalia, paukščiukai čiulba. Kodėl mes būtent čia susitikom? Taip, mes atvykome tikrai ypatingą vietą, tai yra visiškai vidury Aukštaitijos nacionalinio parko, šalia bitės ryšio bokšto, kuris šalia to yra ir apžvalgos bokštas. O kadangi aš jau žinau, bet šito projekto tokio paslaptingo, kurį aš šiek tiek jau paminėjau, bet apie jį daugiau papasakos projekto ambasadorius ir poilsio guru. Lietuvoje. Ir ne tik taip, bet Lietuvoje, todėl kad stengiuosi iš tikrųjų vasaras praleisti Lietuvoje, nes man labai patinka mano šalis. Tai šis projektas vadinsis Bokštynos. Kaip ir krikštynos, taip Bokštynos, nes kai ką krikštysim, tuoj papasakosiu ką. Jau šiandieną nuo birželio 28 dienos startuoja puslapis bokštynos.lt, kur mes kartu visi galėsime sugalvoti pavadinimą, kol kas dar konkretaus pavadinimo neturinčiam bitės bokštui, į kurį taip pat galėsime ir užlipti ir taip pat jis tarnaus kaip ir ryšio bokštas. Tai iki Liepos 5 dienos mes visi galvojame įvairiausius pavadinimus, o vėliau garbinga komisija susės prie stalo, išrinks 3 labiausiai įstrigusius ir patikusius ir tuomet jau išrinksime vienintelį vardą. O tie 3 žmonės bus apdovanoti įvairiausiais prizais. Nori prizų? Labai noriu ir klausau toliau. Tai turim lipti į bokštą ir galvoti įvairiausius pavadinimus. Aš jau šiek tiek iš tikrųjų pagalvojau savo idėją, kadangi gali siūlyti visi Lietuvos žmonės, tai žinoma ir jūs, mėly žiūrovai, tai Dariau ir Rimvydai, einam pažiūrėti, kam čia mes galvosime vardą, tiksliau patikrinti iš arčiau. Taip? Einam. Rimvydai, prieš išvažiuojant į nacionalinį parką šiek tiek minėjai, kad lietuviai labai mėgsta apžvalgos bokštus. Aš ir kai sužinojau apie šį projektą ir tai, kad mes paskleisim žinią apie dar vieną iš jų, tai labai apsidžiaugiau, todėl kad pastaruoju metu žmonės Lietuvoje labai domisi ir savo netgi maršrutus dienos ar savaitgalio išvykoms dėliojasi po arba palei Lietuvos apžvalgos bokštus, kurie yra skirtingose regionuose. Ir girdėjau labai gerų atsiliepimų. Visų pirma, tai kad atsiveria nuostabus vaizdai, kurių šiaip mes nepamatytume. Ką mes jau matome. Mes jau dabar užlipom tik tai vieną laiptelių dalį pailsėti čia dabar ir jau matom nuostabius vaizdus. Tai va, tuomet bokštai pritraukia į tuos regionus ir daugiau turistų. Tai reiškia, kad žmonės planuodami savo kelionę sustoja ir vadinasi kažką tai aplinkui irgi čia pamato. Dariau, ar dažnai užlipi į apžvalgos bokštą? Labai dažnai ir stengiuosi aplankyti visus Lietuvos bokštus, lygiai taip pat, kaip ką tik ir sakė Rimvydas. Šiaip gana juokinga, nes mes su Darium bijom aukščio, dar tik įpusėjom įlipti į šitą bokštą, vienintelis Rimvydas čia lipa drąsiai, tai pažiūrim, kas čia dar mūsų laukia, vaizdai nuostabus, tik tas, kad šiek tiek baisu žiūrėti į apačią. Pažiūrim, ar užlipsim. Pažiūrim. Dariau, šis bokštas yra ne tik apžvalgos bokštas, iš kurio galime pamatyti tokius nuostabius vaizdus, kurie iš tikrųjų džiugina, bet yra ir ryšio bokštas. Kam vidury miškų reikia ryšio bokšto? Vidury miško ryšio bokštą reikia tam, kad užtikrintume kuo platesnį ryšio padengimą visoje Lietuvoje. Bitė šiuo metu investuoja į 4G ryšio modernizaciją ir 5G ryšio plėtrą. Įspūdingą sumą, rekordinę sumą 100 milijonų eurų. Ir siekime, kad visas Lietuvoje esantis bitės ryšys būtų modernizuotas ir mūsų klientai galėtų mėgautis dar spartesnių ir stabilesnių ryšių, negu turi dabar. Ir jeigu išeisite rudenį grybauti, kad tikrai nepasiklystumėte. Tikrai taip. Tam miške reikalingas platus ryšys ir jeigu vidury ežero sugalvotumėte padirbėti, lygiai taip pat galėsite pasinaudoti bitės 4G ryšiu, kuris čia tikrai veikia labai gerai ir netgi siūlyčiau pasidaryti mums greičių testą ir įsitikinti tuo. Matome, kad greitis kyla iki bene 90 megabitų per sekundę ir akivaizdu, kad tokio greičio
Daugiau negu pakanka būnant aplinkui, lankant lankytinas vietas, gyvenant sodyboje, ar tiesiog užlipus į bokštą ir nori nusifotografuoti ir įkelti į socialinius tinklus šitą nuotrauką. Rimvydai, aš jau ne kartą paminėjau gamtos grožį, vat paukščiukai skraido. Žemiau mūsų, tarp kitko. Taip, ir uodai kartu. Ir iš tikrųjų man yra įdomu, ką čia aplinkui dar būtų galima nuveikti. Tai tavęs tikrai galima paklausti, kaip jau ir minėjau, tai pusiau juokais poilsio eksperto. Aš iš tikrųjų visų pirma norėčiau turbūt paminėti tai, kad mes esame Aukštaitijos nacionalinėme parke, kuris yra pats seniausias Lietuvoje nacionalinis parkas ir antrasis pagal dydį. Tai jame yra netgi 120 ežerų. Tai ką mes galim veikti vasarą prie ežerų? Iškylauti, pramogauti, maudytis, mėgautis vandens pramogomis. Tai yra pirmas dalykas. Antras, kad visai netoliese čia yra Ladakalnio kalnas, kuris yra 176 metrų aukščio ir jį užlipus atsiveria 6 ežerų aplinkui esančių panorama ir taip pat panorama į ąžuolyną. Tuomet mes čia turime taip pat netoliese ir Ginučių vandens malūną, kuris yra vienintelis iš 6 malūnų čia išsaugojęs visą savo autentišką techniką ir įrangą viduje, tai kur mes galim užeiti, pasižiūrėti ir pamatyti viską. Pats esu ten buvęs ir man labai patiko. Jeigu šiek tiek toliau į Stripeikius pavažiuotume, mes galėtume apsilankyti bitininkystės muziejuje, o taip pat čia aplink už 15 km yra Tauragno giliausias Lietuvoje ežeras. Žodžiu, pamatyti yra daug ko, kažin ar per vieną dieną yra įmanoma suspėti, o turbūt lankomiausias objektas turėtų būti kas? Šis apžvalgos bokštas, kaip būtų faina atvažiuoti į šitą apžvalgos bokštą, jeigu jis būtų pavadintas jūsų sugalvoto pavadinimo vardu. Goda, kokį tu jau buvai pagalvojus pavadinimą? Aš manau, kad labai tiktų Perkūno pavadinimas, nes Perkūno pagrindinė buveinė, kiek žinau, gal mane pataisys ekspertai, buvo Aukštaitijoje ir dar tokio Perkūno apžvalgos bokšto nėra. Tai labai tinka ir gamtos grožiai atskleisti ir paminėti tas mūsų lietuviškas šaknis. Tai žodžiu, mano variantas yra Perkūnas. Aš jau keliauju Bokštynos LT ir registruoju tavo vardą. Taip. O jeigu mano pasiūlytas Perkūno variantas laimėtų, tai ką aš galiu laimėti? Tai tu matau, kad neturi to daikto, nes tai yra Apple Watch Ultra laikrodis, kartu su juo gausi ir eSIM paslaugą iš bitės metams. Na, o kitos 2 vietos laimės bitės namų internetą taip pat metams. Tai prizai labai vertingi. Dalyvaukim. Taip, ir šiaip pridėtinė vertė turėti bokštą savo sugalvotų pavadinimų. Visam gyvenimui medalis. Ir Goda, aš labai noriu tave kartu su Dariumi pakviesti pasidaryti asmenukę, nes aš jau atradau vieną labai gerą vietą, kur mes su nuostabiu vaizdu į ežerą, į Ukojo ežerą galime nusifotografuoti. Einam ten. Einam. Pamatėme iš apžvalgos bokšto visai šalimais esantį ežerą ir bokštas kuo puikiausiai, bent jau man matos. Jums reikia atsisukti šiek tiek atgal, Dariau ir Rimvydai. Taip, mes jį dabar už nugaros savo palikome. Taip. Tai kas čia yra per ežeras, Rimvydai, žinau, tu žinai? Tai čia yra Ukojo ežeras. Ežeras pavadinimu Ukojas. Ir jo pavadinimas kilo nuo žodžio ūkas, ūkana. Tai žinot, tas toksai romantiškas vaizdas, kai virš ežero susidaro toksai rūkas. Ir greičiausiai todėl, kad labai dažnai čia jisai susidaro, dėl to tokį pavadinimą ežeras ir gavo. Šiaip jis nėra gilus, apie 11 metrų vidutiniškai, bet giliausiai yra netgi virš 30 metrų. Tai maždaug tiek, koks yra apžvalgos aikštelės bitės bokšte aukštis. Tikrai taip. Dariau, tu dar prieš einant čia į šitą ežerą tokį įdomų faktą pasakėjai apie bokštą. Gal gali pakartoti ir žiūrovams? Taip, tai yra pirmasis bokštas Lietuvoje, kuris yra ir ryšio bokštas, ir apžvalgos aikštelė, buvo įkurta dar 2004 metais. Geras. Ir gal taip pat Dariau galėtum dar priminti tą vardo rinkimo procesą? Tai visi registruojate savo vardus bokštynos.lt puslapyje, o 3
pačius gražiausius, smagiausius vardus išrinks komisija. Aš labai tikiuosi, kad mano pasiūlytas Rimvydo užregistruotas pavadinimas sulauks lankytojų ir laidos žiūrovų taip pat simpatijų. Aš labai tau to linkiu, dalinsimės prizą per pusę. Dalinsimės ir kartu tą garbę galbūt turėti savo sugalvoto pavadinimo bokštą. O beje, dar vienas įdomus dalykas, mes šioje laidoje kalbame ne tik apie gražią Lietuvos gamtą ir gražias vietovės, bet taip pat ir apie internetą. Tai mums reikėtų patestuoti, koksgi yra greitis čia ežero vidury dabar. Tai gal duokit iš tikrųjų man pabandyti, aš irgi labai noriu. Kuo daugiau telefonų, to geriau. Taip, spaudžiam go. Na, greitis puikus, tikrai, jeigu sugalvotumėte padirbėti iš valtelės, manau, drąsiai tą galėtumėte daryti ir be jokių trukdžių. Mes galim darbostogą savo suplanuoti, iš tikrųjų, aš manau, atvažiuoti čia, išsinuomot valtelę, plaukioti, grožėtis bokšto apžvalgos, pasimti kompiuterį ir tiesiog dirbti iš čia. O tai gal liekam likusį? Gal ir liekam iš tikrųjų. Man atrodo, mes čia paliksim. Visai man patinka ir kluoti. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Šį kartą interneto profai lankėsi Aukštaitijos nacionalinėme parke. Norime dar kartą paraginti dalyvauti apžvalgos ir ryšio bokšto pavadinimo rinkimuose. Su manim buvo Darius ir Rimvydas, mes plaukiam dar pasimėgauti gamtą ir pažiūrėti, ką gali bitės ryšio galimybės. Aš esu Goda Raibytė Aleksa ir susitiksim kitą savaitę. O kur? Sužinosit taip pat kitos laidos metu. Iki!